Labą dieną, šią valandą būti kartu kviečia Ignalinos televizijos informacinė laida. Šiandien matysite. Vaiko teisų apsaugos skyrius organizavo seminarą vaikų socialiniams problemams aptarti. Kalbėjomės su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro direktore. Vyko 22 vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Bildučiai. Tolerancijos diena šiemet minėta mūsų rajono mokyklose. Kalbėjomės apie žolelių arbatas ir jų savybės. Labą dieną. Lapkričio 14 dieną savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis dalyvavo naujai išrinkto Lietuvos Respublikos Seimo pirmajame posėdyje ir sveikino priesaiką davusius Seimo narius Gintautą Kindurį, Agnę Širinskienę ir Vytautą Rastenį. Seimo narius taip pat sveikino Europos parlamento narys Bronius Ropė, rajono savivaldybės tarybos narė Ona Zaleckienė. Kviečiu pasižiūrėti Gintauto Kindurio priesaikos vaizdo įrašą. Kviečiu prisiekti išrinktą Seimo narį Gintautą Kindurį. Aš, Gintautas Kindurys, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Skelbiu, kad Seimo narys Gintautas Kindurys prisiekė. Lapkričio 16 dieną meras dalyvavo susitikime su naujais Seimo nariais. Kitą savaitę, lapkričio 24-ąją, vyks rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus paskirtas savivaldybės mero pavaduotojas. Šių metų pradžioje įsigaliojo priešgaisrinės saugos įstatymo pataisos įteisinančios savanorišką ugniagesių veiklą. Visą su savanoriais ugniagesiais susijusią veiklą pavesta vykdyti savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms. Ignalinos rajone pirmieji 7 savanoriai ugniagesiai darbą pradėjo Didžiasalyje. Lapkričio 10 dieną juos pasveikino savivaldybės meras, priešgaisrinės gelbėjimo ir rajono tarnybų vadovai. Lapkričio 17-18 dienomis Ignalinos mieste vyko civilinės saugos pratybos. Jose dalyvavo savivaldybės administracija, policijos, priešgaisrinės tarnybos ir Lietuvos kariuomenės atstovai. Plačiau apie tai skaitykite savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų teisės, pareigas ir problemas, lapkričio 14-20 dieną Ignalinos rajone paskelbta Vaiko teisių apsaugos savaitė. Ši savaitė skelbiama jau 18 kartą. Lapkričio 16-ąją savivaldybėje surengtas tradicinis Vaiko teisės apsaugos skyriaus organizuojamas seminaras vaikų socialinėms problemams aptarti. Seminare dalyvavo seniūnai, seniūnijų mokyklų socialiniai darbuotojai, specialistai dirbantys su rizikos šeimomis, globos įstaigų, policijos, medicinos atstovai. Visi tie žmonės, kurie vienaip ar kitaip rūpinasi vaikais, mato jų problemas ir gali pasidalinti patirtimi. Linkiu Jums gero pabendravimo, gero aptarimo ir gerų darbų ateityje, juo labiau, kad vaikų pas mus sistemingai mažėja, tai juos globoti ir žiūrėti reikia deramai. Gero Jums darbo. Dalyvius pasveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Seminare pristatyta bendra rajono situacija, kalbėta apie vaikų socialinės problemas, specializuota pagalba smurtą patyrusiems asmenims, aptarti nepilnamečių daromi pažeidimai, tarp institucinis bendradarbiavimas, kalbėta apie globėjų ir įtėvių mokymus, dalintasi gerąją patirtimi.
Vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė pateikė statistinius duomenis, kalbėjo apie skyriaus darbą, skaudžiausias problemas ir akcentavo visų specialistų bendradarbiavimą jas sprendžiant. Šiais metais tėvų globos neteko 16 vaikų. Į šeimas pagerėjus situacijose buvo grąžinti 6. 207 rajono vaikai auga socialinės rizikos šeimose, tokių šeimų 102. Rajone ne savo šeimose iš viso auga 82 vaikai, iš jų 45 globojami institucijose ir 37 šeimose. Stengiamasi, kad kuo daugiau vaikų augtų šeimose. Norėčiau ir paprašyti ir seniūnų, ir visų, kurie dirba su žmonėmis, kad pritartumėt ir paskatintumėt, kad žmonės kreiptųsi dėl to, kad jie nori būti vaiko globėjais. Pas mus yra rajone 5 asmenys, kurie yra baigę globėjams skirtus mokymus, turi išvadas, tačiau dėl įvairių priežasčių nepasiryžta vaiką pasiimti į šeimą. Aš suprantu, tai yra labai atsakingas sprendimas, reikia gerbti žmonės, nes jie jaučia tikrai didelę atsakomybę, gal ir baimę iš kitos pusės, jiems reikia padrąsinimo. Visagino šeimos krizių centro direktorė Laima Milovančevičė pristatė šio centro teikiamą pagalbą psichologinį ir fizinį smurtą patiriantiems asmenims. Jie akcentavo, kad tokiose šeimose augantys vaikai patiria ypač daug blogų emocijų. Mūsų darbas yra tai, kad kai policija yra iškviečiama į šeimą, policijos pareigūnai iškart mums praneša, toj šeimoj yra smurtas. Jie praneša ne visus atvejus, jie praneša, kai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kai pareigūnai nustato, kad iš tikrųjų čia buvo smurtaujama, o kas nustatyti yra labai nelengva. Ir tada mes susisiekime su smurto auka, tai 98% tai yra moteris. 4% yra vyrų. Vyrai vis dažniau nukenčia nuo savo sūnų suaugusių, kartais net yra ir nuo anūkų, labai retai nuo savo sugyventinės ir žmonos. Ir mes moteriai pasiūlom pagalbą. Kas dirba su tokiam šeimom, mes pagalbą pasiūlom ne tik rizikos šeimos grupės asmenims, nes smurtas vyksta nesvarbu, koks socialinis statusas šeimos yra. Šis centras teikia pagalbą ir Ignalinos rajono gyventojams. Jo direktorė žadėjo surengti susitikimus seniūnijose ir surengti konsultacijas Ignalinoje. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras švenčia 18-ąjį gimtadienį. Apie centro gyvenimą kalbėjomės su jo direktore Audrone Petroviene. Šį mėnesį jūsų centras švenčia gimtadienį. Kaip paprastai švenčiate gimtadienis? Jau tapo tradicija, kad mes kasmet lapkričio mėnesį, kuomet būna paskelbta vaiko teisų apsaugos savaitė mūsų rajone, mes švenčiame tą gimtadienį. Įvairūs renginiai. Būna prieš šį mūsų didįjį renginį, o jis yra kviečiami patys artimiausi vaikams žmonės, draugai, mokytojai, be abejonės tėvai, seniūnijos darbuotojai, seniūnai, mūsų vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai, socialinės paramos skyriaus ir kiti mūsų socialiniai partneriai. Ir išties tai vaikai laukia šitos šventės, nes jau taip, jiem reikia paminėti, jie taip ir vadinasi. Tai yra, vadiname mes tą šventę savo ir draugams, nes mes ir patys švenčiame ir draugus kartu kviečiame, nes negyvename vieni. Žinau, kad vakar lankėtės Ignalinoje dailės studijoje. Ką ten vaikai darė? Vaikai ten susipažino su dailės technikomis, kitomis ir tiesiog tas susitikimas buvo edukacinis užsiėmimas su dailininkė Nijole Trinkūniene, kad vaikas turi teisę saviraiškai, jis turi kurti. Tai būtent buvo ta viena vaiko teisė, kaip ir daugiau akcentuojama vakar, kurti ir tobulėti, save išreikšti. Lapkričio mėnesį, praeitais metais, jūs ir pati pradėjote dirbti direktorė, irgi toks savotiškas metų jubiliejus šiuose pareigose. Sakykit,
Kaip pati vertina tą darbą, jisai sunkus, sudėtingas ir ar jums kaip direktoriai dabar dar lieka laiko vaikams? Nežinau, kad jūs labai mielai, maloniai, nuoširdžiai su jais bendraujat kaip mama. Ar lieka laiko tiems apsikabinimams, pabuvimams su vaikais? Iš ties taip, nes būtų, nežinau, sakyčiau, šventvagiška būtų, jeigu savo dienos nepradėčiau nuo apsilankimo, nepradėčiau nuo susitikimo su vaikais. Mano diena taip ir prasideda. Aš užeinu, kuomet vaikai keliasi, ryte jie ruošiasi į mokyklą, užeinu, pasisveikinu ir tada ir būna ir apsikabinimų, ir gal kažkokių tai ir nusiskundimų, ir pasidžiaugimų. Ir rytas mūsų taip prasideda. O kas dėl vadovo, dar buvau laikinoji, taip jau tikrąją direktorę patapau, tai kovo mėnesį, bet tas darbas nėra lengvas iš tikrųjų. Jis reikalauja daug ir atsakomybės, ir susikaupimo, aišku, reikia ir išminties, ir žinių, ir man dar kaip mokiniai dar tie metai tokie labai trumpi, sakyčiau, laiko tarpas, dar tos man patirties reikia semtis ir semtis. Bet kuo aš galiu pasidžiaugti, kad yra šalia šauni darbuotojų komanda ir puikūs vaikai. Nežinau, gal kitur vaikai kaip vaikai, o mūsų patys geriausi. Kaip jums pavyksta mylėti tuos svetimus vaikus? Nes aš kaip mačiau, jūs iš tikrųjų juos mylit. Taip, kad aš net nežinau, ar čia reikia kažkokio mokslo, ar kaip, man tiesiog, man taip, aš turiu tokią silpnybę, man rūpia vaikai. Kažkaip norisi jais rūpintis, norisi būti jų šalia jų. Ir aš jau ne vienerius metus šiaip jau šituose namuose aš dirbu 15 metų, tai irgi savotiškas toksai galbūt kaip sukaktis. Tai, nežinau, net negaliu pasakyti, ko reikia, knygose to neperskaitysi. Iš tikrųjų, tai ne širdies. Didžiasalio vaikų globos ir paramos šeimai centre dabar gyvena 27 globotiniai. Dar 15 vaikų iš socialinės rizikos šeimų lanko dienos grupę. Gyvenama šeimynų principų. Vaikams sudaroma galimybė patiems tvarkytis, gaminti maistą, skalbti. Kiekviena šeimyna turi savo mamą, socialinę darbuotoją. Šeimynos butą sudaro 4 kambariai. Yra bendra poilsio erdvė, virtuvė, drabužinė, miegamieji. Jauniausiam centro globotiniui 3 mėnesiai, vyriausiam 18 metų. Per tą visą jūsų darbo laiką, kiek atsimenat tokių, gražių, prasmingų akimirkų, kai vaikai surado šeimas, kai šeimos surado vaikus jūsų? Įvaikintų vaikų turime nedaug. 2 vaikai įvaikinti buvo Lietuvoje ir 1 berniukas įvaikintas užsienyje, konkrečiai Prancūzijoje. Bet yra globojami vaikai, tai yra džiugios akimirkos, kai atsiranda žmonės, kurie nori globoti vaikus, kurie nebiologiškai susijusių žmonių su vaikais, tai yra mažai, kurie paima. Tikrai išties dar pas mus tas nėra taip paplitę, kaip norėtųsi. Bet giminaičiai seserys, močiutės labai dažnai globoja, tetos. Ir labai dar būna džiugu, kai šeima pasveiksta. Ir netgi kai būna apribota valdžia jau teismo keliu ir tėvai suranda jėgų atsitiesti ir pradėti naują gyvenimą, tai tada iš tikrųjų jaudinančios akimirkos. Ir mes gegužės mėnesį vaiką grąžinome mamai, kuri tikrai daug dėjo pastangų ir matosi, kad jos gyvenimas pasikeitė. Jis išvažiavusi į Prancūziją yra pati ir vaikutis sugrįžo, reikėjo matyti vaiko akis. Tai yra tikrai tokios labai jaudinančios ir džiugios akimirkos, kai vaikas suranda šeimą. Gal ne visi dar žmonės žino, tačiau šeimos gali vaikus globoti kitų būdų, tai pasimti svečiavimuisi, savaitgaliam, švenčių dienoms. Ką turėtų žmogus žinoti apie tokią galimybę ir ar sudėtinga ją pasinaudoti? Iš ties, būtent ta svečiavimasis dar pas mus yra labai nepopuliarus taipogi. Tai daugiausia daro tik tai giminaičiai. Bet jis yra labai prasmingas, kad ta savanoriška, pavadinkim, globa, jinai vaikui duoda ir meilę, ir draugystę. Ir vaikas pamato, kaipgi gyvena žmonės šeimoje. Nes iš ties vaikai ateina iš šeimų, kurie galbūt net nematė modelio, kaip gyvena tikra šeima. Iš ten, kurie atėjo ne patys gražiausi prisiminimai,
O būdamas būtent svečiuodamasis, jisai gal netgi pasirinks ir modelį savo šeimai ateityje kurdamas. O mes, kad ir kiek besistengtumėm, kad mes dabar gyvenam ir šeimynomis, bet tai vis tiek nėra ta tikroji šeima, kur aš esu šeimos dalis ir kur ten yra tik aš, mama ir tėtis. Taigi labai kvieščiau žmonės nebijoti mūsų namų, nebijoti mūsų vaikų, nes dažniausiai, kad ko nepažįsti, su ko nesi susidūręs ir tas labai baugina. Todėl aš kviečiu visus nuoširdžiai atvykti į mūsų namus. Aišku, geriausia tai pranešus iš anksto, susitikti su vaikais. O ką veikti, tikrai yra ką. Mes turim ir sporto salytę, ten yra ir tenisas, biliardas galima. Turim pramogų salytę, kur yra ir konsolė, galima filmų žiūrėti, turim stalo žaidimų, galima žaisti ir rankdarbius kažkokius daryti, futbolą, krepšinį ir daug kitų dalykų, o tada ir pasiimti pasisvečiuoti vaiką. Tai labai nedideli žingsniai. Pirmas žingsnis - kreiptis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą mūsų rajone ir jie jau ir pasakys, ką toliau. O toliau tai būtų eiti pas gydytoją ir gauti pažymą, kad esi sveikas ir gali tuo vaiku pasirūpinti. Pasirūpinti savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogom. Tai nėra ta globa, kuri trunka ištisai. Tiesiog pabūni su vaiku, praleidi kaip jo bičiulis, kaip draugas. Bet tokia globa gali išaukti į tokią ir draugystę, ir meilę, ir su tuo vaiku jau šeima gali ir nesiskirti. Taip, gali nesiskirti. Ir vaikai, kas svarbiausia, ir kai kartais tenka kalbėti su žmonėmis, jos gąsdina, kad mes nenorim vaikui suteikti tuščių lūkesčių. Bet tai jų ir nereikia suteikti tuščių. Tiesiog taip ir sakyti. Tiesiog būti su vaiku. Būti su vaiku, aš noriu būti tavo bičiulis. Mes galim pabūti pas mane šeimoje, jeigu tu nieko prieš. Praleisti savaitgalį. Ir vaikui to pakanka. Nesakyti, kad, žinai, aš jau čia dabar tave imsiu ir globosiu, o paskui to neištesėti. Šito nebereikia. Tiesiog vaiką priimti savo šeimą, būti jo bičiuliu. Tai man regis tiek. Kreiptis į Vaiko teisės, mūsų skyrių, Vaiko teisų apsaugos skyrių. Ir gydytojo pažyma, tai yra 2 svarbiausi žingsniai. Dar siūlyčiau prieš taip sulankyti ir pas mus. Taigi nuoširdžiai visus kviečiu prisidėti prie mūsų vaikų auginimo kartu ir jų stiprinimo ir savarankiškumo ugdymo. Tai mes galime. Tai gimtadienio proga linkiu, kad tokių šeimų vis daugiau atsirastų. Aš labai tikiuosi. Dėkui Jums. Sėkmės. Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus kasmet organizuojamam jaunųjų talentų konkursui buvo pasiūlyta 50 kandidatų. Iš jų komisija išrinko 20 labiausiai nusipelniusių jaunųjų talentų vardo. Talentus planuojama apdovanoti gruodžio 2 dieną. Lapkričio 11 dieną ignaliniečių komanda ir būrys sirgalių dalyvavo naujos Lietuvos televizijos laidos Lietuvos patriotai filmavime. Ignaliniečiai šauniai pasirodė ir pateko į antrąjį žaidimo turą. Laida bus rodoma kitų metų sausio mėnesį. Lapkričio 12 dieną meras Henrikas Šiaudinis sveikino 22 vaikų ir jaunimo teatrų festivalio Bildučiai dalyvius. Kviečiame dar kartą pasidžiaugti 2 dienas Ignaliną džiuginusią šventę. Viso geriausio. Žaliausių pievų didybė, ežerų platybė, aš tave matau. Pušų svajonių gimtybė, dangaus begalybė, aš tave jaučiu. Geltonų pienių gražybė. 22 Bildučių festivalio atidarymas pradėtas Ignalinos 150-ajam jubiliejui skirta teatro iki narių daina apie Ignaliną. Vėliau buvo pristatyti jau spėję atvykti teatrai, į sceną pakviesti jų režisieriai. Teatrus sveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir dovanojo specialius bildutiškus tortus. Labai džiugu, kad 22 kartą šioje salėje renkasi vaikų ir jaunimo festivalis ir svečiai iš visos Lietuvos. Šiandieną norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums, mūsų gerbėmiems kaimynams, draugams Ignalinos, kurie kasmet atvykstate, parodyti savo gebėjimus, tai, ką paruošėte ir palinksminti ignaliniečius. Nuoširdžiai sveikinu Jūs, gero pabuvimo, gerų akimirkų Ignalinoje.
Šiais metais Ignaliną aplankė 11 teatrų iš Klaipėdos, Plungės, Kauno, Jurbarko, Ukmergės, Alytaus, Anykščių, Molėtų ir Pasvalio. Per 2 šventės dienas parodyta 12 spektaklių. Rytinėse programuose pasirodė vaikų teatrai, vėliau buvo vaidinami vyresniems skirti spektakliai, daugiausia dramos. Kaip visada, daugiausia žiūrovų ir didžiausio jų palaikymo susilaukė Ignalinos gimnazijos teatras Iki, pristatęs premjerinį spektaklį pagal Rebekos Sūnos distopiją Atjunk. Spektaklyje vaizduojamas ateities pasaulis, bejausmis ir šaltas, kurio visi gyventojai sujungti į vieną sistemą. Jausmų nebeliko, visos spalvos, kvapai ir skoniai persikėlė į virtualią erdvę, kur ir vyksta bendravimas, apsikeitimas informacija. Tačiau pagrindinė herojė Gryta netokia kaip visi. Užuot tobulėjusi sistemoje, ji nuolat užduoda klausimus, nuolat ieško tikro gyvenimo. Išeina ir grįžta tik apie 2 vakarą. Man irgi patinka tysot ant grindų, visai kaip Ina. Aišku, dauguma pasakytų, kad tai nerekomenduojama. Puikūs spektaklio režisūriniai sprendimai, dinamiškumas, kūrybingai besikeičiančios scenos ir auginama įtampa. Ir žinoma, didžiulės pagyros pagrindinio vaidmens atlikėjai Rūtai Ragaišytei už jos talentingą vaidybą, jausmingumą ir žavesį. Už tai, kad ne vieno žiūrovo skruostų nusirito ašara, o daugeliui suvirpėjo širdis. Antrąją dieną pradėjo šaunus labai teatras, parodęs muzikinį spektakliuką Kai užaugsiu būsiu. Mažieji žiūrovai kartu su aktoriais profesionalais linksmai dainavo, mojavo ir vaidino. Festivalyje puikius spektaklius parodė seni Bildučių draugai. Tai Alytaus teatras Drevinukas, Plungės kultūros centro teatras Saula, Jurbarko kultūros centro teatras Vaivorykštė, Klaipėdos Aušra, Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriaus teatro studija Mes. Įdomus buvo 2 režisieriaus Tomo ir Brėderio vadovaujami teatrai iš Kauno ir pirmą kartą Ignalinoje viešėjęs Pasvalio jaunimo teatras. Na, o pertraukos tarp festivalio spektaklių taip pat nusipelno atskiro komentaro. Jos džiugino ignaliniečių ir svečių pasirodymais. Daugelį sužavėjo grupės Coffee Out ir muzikanto Kristijono Ribaičio koncertai. Kitas pertraukas papuošė trumpučius koncertus surengė Ignalinos kultūros ir sporto centro, gimnazijos dainininkai, šokėjai, kolektyvai, svečiai iš Švenčionių ir Švenčionėlių. Didelė ir graži šventė baigėsi, tačiau paliko daug gerų emocijų, susitikimų džiaugsmo, bičiuliškos šilumos. Festivalio uždaryme į sceną buvo pakviesti visi viešėję teatrai. Jiems įteiktos padėkos, atminimo dovanos. Teatrų vadovai dėkojo organizatoriams. Savo dovanas perdavė šventės šeimininkiai Jolantai Narbutaitieniai. Ačiū Jolanta tau, tavo kolektyvui ir dovanėlės ir kolektyvui ir tau. Jolantos gimtadienis dar vakar buvo. Taip paploti. Už vakar. Į sceną buvo įvežtas šventinis Bildučių tortas iš 150 keksiukų. Su pačiais geriausiais linkėjimais Ignalinai ir visiems draugams Bildučiai atsisveikino iki kitų metų. Jūs matėte Bilduką, tą triukšmadarį žmogiuką, verčias jis per galvą gulis, ar pilus po lovą gulis, šildomų, šildomėldom, Ignalinai šoka mėldom, punkul, punkulai vaikučiai, šventė kviečia jūs Bildučiai, šildomėldom, Ignalinai šoka mėldom, punkul, punkulai vaikučiai, šventė kviečia jūs Bildučiai. Lapkričio 16 Tarptautinė tolerancijos diena. Kasmet ją mini daugelis demokratinių valstybių. Jau daugiau kaip 10-metį ši diena minima ir Lietuvoje. Pasidomėjome, kaip tolerancijos diena šiemet minėta mūsų rajono mokyklose. Vis dažniau girdime kalbant apie toleranciją kitataučiams, kitaip atrodantiems, kitaip gyvenantiems, kitaip mąstantiems žmonėms. Tiesiog skirtingoms nuomonėms. Tačiau kartais šis žodis vartojamas klaidingai. Tolerancija nėra meilė ir gerumas. Tai yra kito žmogaus nuomonės gerbimas, supratimas,
Tolerancija prasideda nuo pagarbos kitam, supratimo, kad ir yra kitoks, kad jis vis tiek yra žmogus ir nors visi esam skirtingi, visi esam tuo pačiu ir lygus. Kaip aš suprantu toleranciją, tai kad man tai yra asmeniškai kito žmogaus gerbimas, jo nuomonės supratimas ir išklausimas. Išvertus iš lotynų kalbos, žodis tolerancija reiškia kantrybę. Tad kalbėdami apie ją, pirmiausia kalbame apie kitokios nuomonės, elgesio arba įsitikinimų gerbimą, pakantumą. Ne visi žmonės gerbia kitų nuomonę, o juk tai yra svarbiausia, kad gerbti kito žmogaus nuomonę ir priimti jį tokį, koks jis yra. Manau, kad suaugusių kaip tik tarpe yra daugiau tolerancijos, nes jie vis tiek yra suaugę, labiau supranta visą situaciją negu jaunimas. Kokiose situacijose dažniausiai tolerancijos trūksta? Dažniausiai, kai žmonės būna skirtingi ir tiesiog išsiskiria iš minios. Manau, reikėtų labiausiai akcentuoti būtent žalą, kurį jie padaro, nebūdami tolerantiškais ir negerbdami vieni kitų, kad jie suprastų, kad tai, ką jie daro, turi padarinių ir labai skausmingų. Ne vienas pritartų minčiai, kad tolerancijos neretai trūksta. Todėl siekiant atkreipti dėmesį į šią problemą, jau 14 metus Lietuvoje inicijuojamas Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Švęsti tolerancijos dieną mintis kilo 1995 metais, kada buvo priimta tolerancijos deklaracija Jungtinių tautų organizacijos ir nuo 1995 metų mes ir minim tolerancijos dieną. Kada Paryžiuje buvo priimta tolerancijos deklaracija, Lietuvoje taip pat kilo mintis švęsti tolerancijos dieną. Tai jau 14 metus Lietuvos mokyklose švenčiama tolerancijos diena. Kiekvienais metais tolerancijos diena turi kitą simbolį. Šiais metais tolerancijos dienos simbolis yra balandis. Tai yra paukštis. Paukščio, dažniausiai balto balandžio simbolis, dažnai sutinkamas įvairiose religijose ir kultūrose. Jo reikšmė – meilė, tyrumas, atnešama gera žinia – taika. Lapkričio 16-ąją, minint tolerancijos dieną, paukščiai suplasnojo visose mokyklose, o Česlovo Kudabos progimnazijoje visą savaitę vyko akcija, įtraukusi kone visus šios mokyklos mokinius. 5-8 klasių mokiniai kartu su auklėtojomis darė tolerancijos paukščius. Jie dar šiuo metu ne visi padaryti, jie turės būti padaryti iki savaitės pabaigos ir mes juos eksponuosime kažkur tai mokyklos stenduose. Tuose paukščiuose yra posakiai apie toleranciją. Ir aš vienos klasės tolerancijos paukštį nagrinėjau ir radau tokius gražius įrašus. Tik tolerantiškas žmogus yra protingas, tik tolerantiškas žmogus turi gerą širdį. Mažieji mūsų mokiniai taip pat mokosi būti tolerantiški ir jie su mokinių tarybos didesniais mokiniais piešia, spalvoja tolerancijos paukščius. Didelė iniciatyva yra ir mokyklos bibliotekoje, kur yra daroma aplikacija tolerancijai. Šitą aplikaciją daroma jau kelinta diena ir prie jos iš mažų popieriukų lipdomus piešinius, prie jos prisidėjo beveik visi mokiniai. Šios idėjos autorė specialioji pedagogė Jurgita Christiansen, o įgyvendinti ją padėjo bibliotekininkė Danguolė Šimonienė. Mintis kilo tiesiog pernai Danijoje per Kalėdas pamačius panašią techniką atliktą paveikslą. Jisai buvo toks gražus ir aš pagalvojau, mes kažką galėtumėm padaryti mokykloje. Nuo pirmadienio progimnazijos bibliotekoje buvo klijuojamos 3 aplikacijos, o prisidėti galėjo kiekvienas norintis. Dirbo visi ir prieš mokyklinukai ateidavo, ir vaikai per pertraukas, ir kiti pamokų metu. Tiesiog klijavo. Ir ta idėja tokia, kad nesvarbu kokio amžiaus tu esi, tavo mokslo gebėjimai irgi visai nesvarbu, bet tokį paveikslą gali sukurti kiekvienas. Mokykloje 500 mokinių ir praktiškai visų mokinių darbas, kuris kabos mokykloje. Ir tiesiog tas toks darbas kartu, draugiškumas, tai aš ir galvoju tolerancija. Todėl, kad kiekvienas dirbam ir nesvarbu kokie mes esam. Tokia neįprasta ir visus subūrusią akciją tolerancijos diena paminėta progimnazijoje. Visą savaitę
Tolerancijos diena buvo minima ir Ignalinos gimnazijoje. Įvairių veiklų metu, taip pat pamokų, tai yra lietuvių kalbos, rusų kalbos, informacinių technologijų, anglų kalbos, pilietiškumo pagrindų pamokų metu, mokiniai diskutavo, kas yra tolerancija, kokios yra tolerancijos ribos. Mokiniai buvo skatinami prisiminti, ką reiškia tolerancijos diena, ką reiškia tolerancijos reikšmė. Buvo kalbamasi pamokose apie istorinius įvykius susijusius su tolerancija, buvo ieškoma tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžių. Taip pat bandėme atsakyti į klausimą, ar mes gyvenam tolerantiškoje visuomenėje ar netolerantiškoje visuomenėje. Gimnazistų mintys apie toleranciją ir jos svarbą tapo stilizuoto tolerancijos medžio lapeliais, o tolerancijai ir vaiko teisių apsaugai skirtos savaitės veiklas papildė filmų popietės, akcija Balta mokykla, veikiame išvien už taikų pasaulį bei protų mūšis. Visą savaitę lapkričio 16-ąjai skirti renginiai vyko ir Vidiškių gimnazijoje. Mokinių taryba, vadovaujama mokytojos Laimos Titeriukovienės, nusprendė padaryti pagrindinį gimnazijos stendą skirtą tolerancijos dienai. Tolerancija tai yra pakantumas kitam, kitokiam. Tai vadinasi, jeigu mes mokiniams įdieksime taip, kad, tu toleruok viską, pavyzdžiui, kas vartoja narkotikus, kas išgerinėja, kas keikiasi, tai daug pakantus. Tai jeigu tokie visi būsime, tai iš tiesų bus blogai. Todėl mes būtent tokį kaip akcentą ir atskirą stendą padarėme, kad vaikai pamąstytų ir atsirinktų, ko jie neturi toleruoti. Tad vidiškiečių tolerancijos dienai skirti stendai kvietė pamastyti ne tik apie toleranciją, bet ir apie tai, kur turėtų būti tolerancijos ribos. 1-4 klasių mokiniai piešė, karpė paukščius. Ant kiekvieno paukštelio vaikai taip pat parašė savo mintis, kaip jie supranta, kas yra tolerancija. Paukščius karpė ir savo mintimis išmargino ir kiek vyresni Vidiškių gimnazijos mokiniai. Per pamokas ir klasių valandėlių metu jie žiūrėjo filmus, diskutavo apie toleranciją ir netoleranciją, remdamiesi ne tik istorijos, bet ir savo aplinkos pavyzdžiais. Po diskusijos su 3 gimnazijinė klase mes padarėme tokią išvadą, kad žmonės neturi būti vieni kitiems abejingi, nes abejingumas būtent priveda prie visų tų pagrindinių negerovių. Galima sakyti, kad pagrindinis tolerancijos dienos minėjimo Vidiškių gimnazijoje akcentas – skatinimas pamastyti, kur riba tarp tolerancijos ir abejingumo. Nes ne tik tolerancijos trūkumas, bet ir po pernelyg didelės tolerancijos kauke besislepiantis abejingumas gali būti didelių blogybių priežastis. Savus akcentus, minėdami tolerancijos dieną, sudėjo ir naujojo Daugeliškio mokyklos daugiafunkcio centro mokiniai. Šią datą paminėti ėmėsi iniciatyvos mokinių taryba, kurią kuruoja mūsų socialinė pedagogė Ramunė Kliaugienė. Iš tikrųjų, šaunus gavus tolerancijos paukštį ir ne tik. Pagrindinis tolerancijos dienos minėjimo akcentas šioje mokykloje – apsikabinimų pertrauka. Tačiau tai ne vienintelis mokinių tarybos tą dieną surengtas renginys. Paukščius kabinom nuo pirmadienio, šiandien baigiam. Po pirmos pamokos minėjom apkabinimo dieną, tai visi draugiškai apsikabinom, truputį pasijuokėm ten. Tada per 4 pamoką darėm tolerancijos dieną, kurią minėjom pradinukams, patiems mažiausiems, tada antrokam ir 4. Darėm skaidrę, žaidėm su jais įvairius žaidimus, paklausėm jų, kas yra tolerancija, paklausėm, ar jie patys esate tolerantiški. O kaip tu manai, tolerancijos dienos minėjimas, jisai reikalingas ar jisai padeda būti tolerantiškesniems? Jisai reikalingas, nes vaikai labiau pradeda suprasti, kas yra tolerancija ir jiem labiau tai padeda, jie tada pradeda labiau į tai mąstyti, įsigilint. Ir tai ne tik naujojo Daugeliškio mokyklos daugiafunkcio centro mokinių tarybos pirmininkės Dovilės Kriugiškytės nuomonė. Panašiai mano ir Ignalinos gimnazijos gimnazistės. Vyksta įvairios veiklos skirtos tolerancijai ir tai primena mums, kad mes turėtume būti būtent tolerantiški. Gal tada jau vyresniems apie toleranciją kalbėti neverta, gal jie jau viską žino ir viskas aišku?
Nemanau, visada nesvarbu, kokio amžiaus bebūtum, reikia apie tai pasišnekėti, nes labai daug yra visur rašoma ir kalbama apie tai, kad, tarkim, mokykloje patirdavo daug įvairių patyčių, kad ir net suaugę žmonės kartais tai patiria. Pagarba kitam, pakantumas gerina žmonių tarpusavio santykius. Tolerancija svarbi ir reikalinga kiekvienam, o platesnis jo suvokimas formuojasi jau mokykloje, dalyvaujant įvairiose akcijose, renginiuose ir veiklose, diskutuojant. Būti tolerantiškam nėra sunku, bet tai labai svarbu, norint sukurti tokią aplinką, kurioje būtų gera gyventi kiekvienam. Vieni mėgsta kavą, kiti juodąją ar žaliąją arbatą, tačiau rudenį ir žiemą daugelis prisimename mūsų pievose, laukuose ir soduose augančių žolelių arbatas, kurių aromatas primena vaikystę ir saulėtą vasarą. Apie žolelių arbatas ir jų savybės kalbėjomės su ūkininkė Ona Sokolovienė ir biologė žolininkė Jūratė Pušinskienė. Atėjus šaltajam metų laikui, kai laukia žvarbu, turbūt gerokai dažniau užkaičiame virdulį ir tiesiame ranką į karštą arbatos puodelį. Šis gėrimas vienas populiariausių pasaulyje. Sakoma, kad daugiau išgeriama tik gryno vandens. Lietuviškas žodis arbata kilęs iš lenkų kalbos žodžio herbata. Tiesa, lenkai jį pasiskolino iš lotynų kalbos, o išvertus jis reiškia žolelių arbata. Ir šiais laikais daugelis mielai renkasi Lietuvoje augančių augalų arbatas. Per vasarą surinktų ir sudžiovintų žolelių galima rasti ne vienos šeimininkės virtuvėje. Na, o tie, kurie nori išbandyti naujus skonius, gali pasimėgauti Girminiuose gyvenančios Onos Sokolovienės paruoštų žolelių ir jų mišinių arbatomis. Jeigu imti rinkinius, tai, sakykime, girminiai 8. Girminiai 1, girminiai 2, 3 ir taip toliau iki 8. Tai čia yra mišiniai, pavadinau girminiai pavadinimu todėl, kad, žinot, kaip šiandien gyvenime, galbūt kažkas sakys, tu pasisavinai arbatos ten mišinį arba pavadinimą. Aš tiesiog, kad nekliūčiau niekam, kadangi gyvenu girminiuose, tai girminiai 1, 2, 3 ir taip toliau. Kiekvienas rinkinukas tai yra, skirtingi jie yra ir skoniai yra skirtingi ir tiesiog galima ją skanauti bet kuriuo dienos metu. O šiaip tai atskirai yra nakvišų žiedai atskirai, beržo lapai, čiobrelė, liepų žiedai, raudonėlis, kuris galima naudoti kiekvieną dieną, jis kaip ir arbatai gerti, bet jis yra ir kaip ir prieskonis gali naudoti. Va, toliau cikorija, tiek malta, tai aišku arbatai. O dar aš nepaminėjau vynuogių kauliuko arbata. Nesu aš medikas, nesu aš, kaip sakau, balvočiūtė ar ten dar kažkas. Aš tiesiog esu paprasta, kaip sakykime, moteris, kuri domisi būtent arbatžolėmis įvairiomis. Apie tokį neįprastą ūkininkavimo būdą Ona Sokolovienė galvojo jau seniai, tačiau ilgai tam nebuvo laiko ir galimybių. Gal kokius prieš 5 metus, dar bedirbdama, aš tiesiog čia Ignalinoje, Girminiuose pradėjau aš auginti tiek prieskonius, tiek arbatžoles, tuo labiau ir rinkti jas ir džiovinti. Na, o būtent praėjus kiek laiko žiūriu, kad mano tie kiekiai yra labai dideli, tai kilo mintis pasidalinti su ignaliniečiais. Tad šį rudenį ūkininkės paruoštų žolelių ir jų mišinių jau galima rasti ir Danaltoje, ir mūsų krautuvėlėje. O Ona Sokolovienė jau spėjo susidaryti nuomonę, į ką pirkėjai labiausiai kreipia dėmesį. Skonis tai yra kiekvienos yra tiesiog geras, bet populiariausiai tai yra spalvingiausi. Kadangi įrodė dalyvavimas Palūšės Kermošėje, toliau Ignalinoje mugėje rudens ir populiariausiai tai būtent spalvingos. Ne kas ten viduje yra, bet būtent vaizdas pirmiausiai, kažkodėl tai. Kvapni ir spalvinga nesmulkintų žolelių arbata niūriuoju metų laiku vilioja ne tik savo skoniu, bet ir spalvomis. Galima sakyti, kad tai tikra spalvų terapija puodelyje. Gerti iš stiklinio permatomo puoduko. Be galo gražu ir tiesiog, ir aš nežinau, ir malonu gerti, kadangi matosi kiekvienas žiedukas arba lapelis tiesiog, pilnas ir spalva netgi jo matosi. Ruošiant arbatą, žoleles geriausia užpilti karštų virintų 80–95 laipsnių vandeniu ir uždengus palaikyti 5–10 minučių. Gerti ją geriausia ne karštą, o šiltą ir iš lėto.
nes tada skonis jaučiamas geriausiai. Pasaldinti arbatai ypač tinka medus, tačiau ponia Ona siūlo ir kitokį jo saldinimo būdą. Medaus žolę, kuri irgi be galo saldi, bet jinai tinka jo irgi kiekvienai arbatai įsidėti. Kas negali be cukraus gerti? Tai ar šita medaus žolė gali pakeisti cukrų arbatoje? Taip, 100%. Kadangi mažas žiupsnelis, sakykime, mažytis arbatinis šaukštukas, aš nežinau, atstoja jis ten kiek, kaip rašoma yra, kad atstoja ten pusę stiklinės cukraus. Bet toks būtent kiekis. Jinai labai labai saldi. Ir pati ponia Ona, komponuojanti mišinius tik iš savo surinktų, išaugintų ir išdžiovintų bei kruopščiai perinktų žolelių, mėgsta įvairias jų arbatas. Ramunėlė su pankoliu ir medučio šiek tiek. Arba šafranas su kažkuo. Tai yra ne mano gamyba šafranas, aš nusipirku ten keletą tų piestelių, įsidedi, labai skanu. Toliau kardamonas vėlgi su, kaip sakoma, su kažkuo nekvapniu, kadangi aš mėgstu kvapnes. Tai pavyzdžiui, kardamonas su gauromečiu arba pavyzdžiui su beržų lapais. Tai iš tiesų, labai skanu. Man patinka kvapnios. Arbatos skleidžiamas aromatas ir spalva svarbu ne vienam arbatos mėgėjui. Tačiau šiais malonumais mėgautis reikėtų saikingai ir vertėtų prisiminti, kad kiekvienas augalas turi daug biologiškai aktyvių medžiagų. Todėl nerekomenduojama vienos rūšies arba panašaus poveikio bei sudėties arbatos gerti dažnai ir ilgą laiką, nes gali išryškėti augalų daromas poveikis. Visos jos yra neblogos, ypatingai, sakau, kurios neturi kartuminų, jos neutralios, sakykime, bet dažnas jų gerimas ir pastovus, žinot, nesakyčiau, kad organizmas viską taip gali iš karto ir priimti. Ir dažniausiai būna, kad jos tokį turi, kaip sakyt, daugelįpį poveikį, nes jos gydo ne vieną ligą. Šiek tiek reikia pasidomėti jų vaistiniam savybėm, kokius daugiau organus paveikia ir ką daugiau jos gydo. Sako jau daugiau kaip 30 metų gydomosiomis augalų savybėmis besidominti Jūratė Pušinskienė. Savęs ji nelinkusi vadinti žolininkė, nors iš pasakojimų žino, kad žolininkė buvo prosenelė. Pati biologijos studijas baigusi ponia Jūratė sako, kad šis jos pomėgis tai duoklė biologijos mokslui. Paskaitai informaciją, paskui vis dėlto, kas yra pagrindinio, ką jis galėtų tas augalas daryti, kokių, tada pradedi ieškoti tos vadinamos chemijos, iš ko jis sudėtas ir kokios veikliosios medžiagos jame dalyvauja. Nes mokslininkai viską yra ištyrę. Ir va tada jau ne tai, galima kad daugiau iš močiučių spręsti. dar, kaip sakoma, perduotų žinių. Močiutės daug ką perdavė teisingai, žinojo, nuo ko tas augalas, dėl ko jisai renkamas, bet mokslininkai tai ištyrė veikliasias medžiagas. O čia yra daug giliau. Paklausta, ar mūsų pievose, miškuose ir soduose surinktos žolelės tinka kasdieniam pasimėgavimui arbatos puodeliu, ponia Jūratė sako, kad tam geriausiai tinka neutralios, geromis skoninėmis savybėmis pasižyminčios žolelės. Ramunėlės, mėtas, galim dar kokį, labai populiarus dabar tapo gaurometis. Jis tikrai yra pakankamai daug ir C vitamino turintis. Ir labai universalus yra augalas. Ir virškinimą, ir ramina, ir dar kartu, bent čia labai jau populiariai paskleista buvo, kad ir netgi vyrams prostatą tikrai gydo ir uždegiminius procesus mažina ir panašiai. Dabar šaltuoju metų laiku ponia Jūratė rekomenduoja gerti čiobrelių, bruknių ar ežiuolės arbatą. Šį augalą soduose ar darželiuose daugelis augina tik dėl grožio. Imunitetui stiprintai begalė dar ir kitų yra augalų. Čia tai ir tos begalės. Tai ką galima būtų, sakykime, šiaip, tai ką, galų galia tiesiog namų vaistinėlė galima būtų surasti. Galimagi žemuogių pasirinkti, žemuogių lapų ir dar su uogom kitą kartą, jeigu gražiai taip susidžiovint. Irgi labai sveika. Pas mus neauga labai stipriai tie krūmai vadinami, tie medžiai, tai šeivamedis, juoduogis šeivamedis. Žinot, pas mus labai, Žemaitijoje tai labai daug yra jų. Labai stiprus yra tie augalai, jie labai daug padeda gripo atveju. Peršalimo. Jau susirgus ar tiesiog kaip profilaktika? Žinokit, galima ir profilaktiškai, tik tai žinokit, jie irgi turi polinkį
prakaitavimas šiek tiek paskatina. Yra vaistinių augalų, kuriuos žino daugelis ir kuriuos galima pavadinti populiariais. Tačiau, pasak ponios Jūratės, yra ir tokių, kuriuos ne visi žino ir kurie puikiai tinka arbatai. Pavyzdžiui, pelkinė vingiorykštė. Kas turi problemų su skrandyje rūgštingumu, netgi galvos skausmus mažina, netgi peršalimo ligas, jinai ir tiesiog labai daug raminančiai netgi veikiantis yra prieš miegą, net į miego arbatas dedamas augalas. Pelyną jau tikriausiai gerai žinot, kartu į kietį. Nu, stiprus energetinis augalas, šiaip jis turi labai tokią, gerai gydančių savybių turi savybę, bet ne kiekvienas žmogus tą naudos, bent kiekvienai dienai, tai tikrai. Va, sukatžolė labai geras augalas jisai, bet jinai yra irgi kartoka. Jinai karti, jinai raminančiai veikia, labai astmos priepuolius nuima. Pasirodo, net kiekvienam gerai pažįstami augalai turi ne visiems žinomų gydomųjų savybių. Ta paprasta avižėlė. Tai va tik norėjau klausti, ką daro avižos prie vaistažolių? Žinot, ką jos daro? Jos veikia raminančiai, osteoporozę gydo. Jeigu taip su amžium, taip atsiranda dar daugiau problemų dėl kaulų stiprina, reiškia, kaulų sistemą. Dar kartais tas yra raminančiai prie, netgi, sakau, prieš pat miegą arbatos irgi išgėrus. Jinai virškinimą labai palaiko, pagerina, reiškia, skrandį netgi, jeigu 12 pirštė žarnos opos. Tai ir rūgštingumą mažina. O tada labai lengvas augalas. Galima gerti vienų avižų arbatą? Galima, tik tas skonis, žinot, vėlgi to kartais skonio gali pasigesti. O ar tinka žolelių arbatos užkandžiaujant? Taip pat jums sakau ne. Tad jos tuo ir pasižymi, vaistiniai augalai ir jų vaistinės savybės. Maistui jos netinka, prie maitinimosi proceso jos netinka. Jos tinka, arbata tinka tik tai, nesvarbu, ar jinai gydymo tikslams, ar kam nors kitą, bendravimui, sakykime, ne? Tai irgi reikia gerti arbatą vieną be užkandžiavimo. Jau jeigu gydomazės, tai jau 20 minučių prieš valgį. Jau taip maždaug toks laikas, intervalas. Jeigu taip, tik tai profilaktiškai savo dėl savęs malonumui, pabendravimui, kaip sakau, tai tada galima išgerti arbatėlės ir paskui jau. Jei mėgstate žolelių arbatą, vertėtų pasidomėti augalų gydomosiomis savybėmis. Poveikio neverta tikėtis išgėrus vieną puodelį, tačiau jei mėgstamų augalų arbata mėgaujatės dažniau, galite jį pajusti. Daug kas žino raudonėlį. Tas raudonėlis čia pas mane irgi yra toj šluoteliai. Jis yra gerai, bet jis tiesiog daugiau toks kaip raminantis augalas, daugiau geriau nakčiai, prieš naktį. Ir galima, bet irgi ne dienos laikė. Aviečių tai labai čia prakaitavimą skatina, gal tiek daug ir nereikėtų gerti. Lygiai taip pat kaip liepžiedžiai. Jie irgi moduliuojantis augalai, vadinamos liepų žiedai. Bet jie tik tai peršalimo ir temperatūros, kai jau turim. Jau kai tikrai sergi. Taip, nes matot, jie irgi labai skatina prakaitavimą, silpnina organizmą. Čia sergant tai labai gerai tinka, bet kiekvieną dieną aš taip vartoti. Žolelių arbata galima ir mėgautis, ir gydytis. Ar abiem atvejais jį ruošiama vienodai? Gydymo tikslais ir jeigu taip norima, tokių, čia yra tam tikros dalys augalų, kurias renkamos, pavyzdžiui, šaknis, ten sėklos, jeigu iš sėklelių gerim, tai tada galima net ir nuovirus padaryti, nes iš tikrųjų jie geriau, tik dėl veikliųjų medžiagų tik tai pasiskirstimo, kad jos išsitrauktų, labiau išeitų į tą mūsų arbatą. O taip, žinokit, visos arbatos panašiai plikomos. Jeigu norima labai jau rimtai pasigydyti, tai iš vakaro užpyliai vos ne 6 valandas kaip iš ryto ir geri termose jau tada. Pasak ponios Jūratės, gydymui geriausiai tinka žolininkų paruošti vaistažolių mišiniai, kuriuose augalai atrinkti ir suderinti pagal daromą poveikį. Savo ruošiamų žolelių mišinius ji vadina gan sudėtingais. Mano tas mišinių, sakau, sudėtingumas tame ir pasireiškia, tai aš naudoju įvairias augalų dalis pagal paskirtį, bet tik jos labai stipriai yra susmulkinamos, kad ir šaknis.
Kuo geriau, kuo susmulkysi, geriau išmaišysi, kad ir iš 3 tų, kaip sakoma, gražių gėlyčių arba lapelių ta arbata, jas vis tiek reikia smulkinti, tik tada išgausi tą efektą. Jaunystės eliksyras, kalėdinė nuotaika, mėnulio šviesa ir kiti ponios Jūratės ruošiami mišiniai sudėtingi dar ir dėl to, kad juose daug vienas kitą papildančių augalų. Augalai turi daugelįpį veikimą, iš tikrųjų, kiekvienas augalas. Bet čia reikia antiek sudėtingai, aišku, atrodo sudėtingai skamba, bet antiek žinoti to augalo kiekvieno vaistinės savybės ir nenukrypti nuo tos taisyklės, kad jie vienas kito papildytų, o ne priešingai veiktų. Tai va tą kompoziciją sudarant galima netgi iki 20 augalų sudėti į tą mišinį. Rankomis surinktų žolelių ir paruoštųjų mišinių arbata gali būti ir vaistas, ir maloniai šildanti laisvalaikio akimirką, primenanti vasarą ir žydinčias pievas. Svarbu ir tai, kad žolelių arbatose nėra jokių cheminių priedų ir dirbtinių kvapų, tačiau pasidomėti, kokiomis savybėmis pasižymi mėgstamos žolelės, būtina. O jei nusprendėte žolelių arbatas vartoti gydomaisiais tikslais, pirmiausia pasikonsultuokite su žolininku ar gydytoju. Ignalinos viešoji biblioteka kviečia lapkričio 21 dieną 17 val. Susitikti su aktore Nijole Narmontaite ir kapitonu Pauliumi Kovu. 24 dieną nuo 16 val. Į kalėdinių žaisliukų dirbtuvėles, kurių metu išmoksite pasigaminti tradicinių papuošimų iš šiaudų, susiverti žaisliukus iš karoliukų bei juostelių. Tiek informacijos šį kartą, tikimės valanda su mumis neprailgo. Vėl susitiksime po savaitės. Sudie.